Labas, sveiki draugai, čia užsukę į svečius. Labai džiaugiuosi už mūsų susitikimą ir kaip jūs laikote šiandien, kokios jūsų nuotaikos ir ką norisi daryti jums šiandien. Man tai norisi tvarkyti iš pat ryto ir tai puikiai pavyksta matyti šitos tiesaigės planetos, kur visos planetos išsirikiavo, kaip kalbėjom ir kad jos visos eina tiesaigi dabar į priekį ir kažkas matyt tvarkosi ir mūsų gyvenime, kad taip susitvarko tie dalykai, kurie gal buvo seniau nesvarbus. Ir dabar tiesiog ir ta visa visata, visos tos energijos padeda surikiuoti, sudėti viską tvarkingai į vietas, tai tik ir labai nuostabu. Ir taip pat dėkoju už jūsų atsiliepimus, už atgalinį ryšį, labai džiaugiuosi, kad mes einam panašių gyvenimo keliu, kad tie išbandymai panašus ateina ir padedam vieni kitiems ir kai jūs pakomentuojat, kad jūsų gyvenime panašus nutikimai, kaip kortų skaitime, tai labai malonu, kad tai atsiliepia, kad tai turi prasme. Ir šiandien pasižiūrėsiu, kokie čia procesai vyksta, nes iš kortų tokias pozicijas praeitis, dabartis, ateitis, kad matytume, suvoktume geriau, kortas laksta, kad kas čia per situaciją, per procesas, į ką atkreipti dėmesį. Taigi paimsiu tris kortas šitai situacijai išsiaiškinti ir dargi šiandien naudosiu tris kortų kalades, tai mūzų, angelų ir stebuklų įkvėptas, tai kai susimaišo šitas trys energijos, tai gaunasi skanus toks pikantiškas kokteilis ir pasižiūrėsim daugiau, kas čia vyksta, kas čia bus, nutiks, tas mane tai paukščių būrys. Ir šalta, labai gražus saulėtekis šiandien, raudonas, geltonas. Tikrai jaučiasi tie pokyčiai, kad kažkas keičiasi, kažkas kitaip negu kad buvo, ir oras keičiasi, ir nuotaikos. Taigi įdomu, kaip tai atsispindės kortų skaitimuose, ką mums praneš kortos ir kokia diena šiandien. Ir kokie jūs šiandien esat, ir kokia staigmena mūsų laukia, ir kokia tai pamoka, ir kokie patarimai. Ant kaladės dugno tai yra kvailys, tai kviečia pasitikėti visata, savimi, eiti į priekį, naujos pradžios, tikrai tos energijos jaučiasi, atsispindi ir kortose, kad tai yra naujos pamokos, naujos pradžios. Ir dar pasižiūrėsiu mūzų įkvėptose taro, jau čia maišiau kortas prieš pradedant įrašą, bet dar permaišysiu ir kokia yra diena šiandien, kokie jūs esat ir kokia staigmena laukia, ir kokia tai pamoka, ir kokie tai patarimai. Ir čia ant kaladės dugno yra atsiskyrėlis, tai toksai kaip ėjimas į vidų, gal tos vidinės šviesos toks atpažinimas ir suvokimas kažkokių situacijų, iš sprendimų ateis kažkokios matyti idėjos, viduje mes atrasim, suprasim ir pasižiūrėsim, kas daugiau, kas trečioj kaladė, kas čia mūsų laukia, kokia informacija, kokia diena, kokie jūs šiandien ir kokia staigmena, ir kokia pamoka, ir kokie patarimai. Dvi pasiėmė kortas, tai ir imam. Ir čia yra 7 taurės, tai apie tokias svajones, naujas pradžias
Ir matyti jau ant kaladės dugno visada pasižiūriu, kokia čia istorija. Tai tokios naujos pradžios, ėjimas į priekį, pasitikėjimas ir atsiskyrėlis. Tai toks žmogus, kuris eina į priekį, tai toks ir pasitikintis visata, bet ir radęs tą vidinę šviesą. Ir kad jisai eina į tas naujas pradžias ir tai labai daug tų pradžių, net 7 kaip žvaigždės, čia toks įkvietimas svajoti ir realizuoti save įvairiose srityse ir tikrai kaip jaučiasi tie nauji metai ir ta jaunatis ir tos naujos pradžios labai stipriai šiomis dienomis realizuojasi. Ir šitas kortas taip atrodo ir atspindi šitas naujas energijas, naujas pradžias, kas mūsų laukia ir kad kiek mes esam jau viduj su savim padirbėję, atpažinę tą vidinę šviesą ir matyti kažkokį naują lygį išėję su tais naujais metais ir pasižiūrėsim, kas čia daugiau mūsų laukia. Ir kaip sakiau, noriu pasižiūrėti, kas čia per situacija, kokia yra praeitis. Tai yra Saulė. Ir pasižiūrėsim, kas tai bus daugiau, bet matyt kažkokia norisi kalbėti apie tai, kad praeitis buvo tokia aiški, šviesi. Matyt visai ir pozityvi ir turėjo tų tokių gražių pusių ir mums atrodė, kad mes viską žinom, kad nors kalbėti apie tai, kad vyksta toksai perėjimas, bet praeitį mes gyvenam savo tokioj realybėj, kur mes matėm tą šviesą ir skleidėm matyt šilumą ir realizavome save, bet vis dėlto viskas eina į priekį ir tie pokyčiai ateina, taigi matyt, kad kaip mes einam į naujas tas pradžias ir pasižiūrėsim, kas toliau. Dabartis tai yra magas, kad dabar vyksta kažkokie pokyčiai, kažkokia magija, kad kažkas dėliojasi, matyt ir planetos ir ant Žemės vyksta tie pokyčiai, kaip sakau, kad ir jaučiasi, ir kad norisi tvarkytis ir jaučiasi, kad tai vyksta lengvai, kad nereikia savęs kažkaip priversti, tai įvairių tokių pastebiu aš naujų dalykų, kas tai atsitinka dabar ir atrodo lyg tai kažkokia magija, kažkokiais būdais viskas rikiuojasi, persitvarko, gal mes ir nesuvokiam visko, bet tai, kaip jeigu iškrito tokia korta magas, tai reiškia, kad visur tai vyksta, kaip magas yra 4 stichijų, toksai valdovas, kad jisai valdęs, tai matyt vyksta tokie stiprus pokyčiai ir dangų, ir žemė, ir ore. Taigi pasižiūrėsim, kas toliau. Tai yra 5 taurės, tai matosi, kad tai vyks tokie ateityje, kad šitie pokyčiai padės mums išspręsti tas situacijas, kad padės mums išeiti iš to liūdesio ir kažkokių tokių sustingimų, kas laikė mus praeitį, gal buvo tos situacijos, kad buvo gera, šviesu ir toj praeitį ir todėl mus laikė tai, kad tokie tie prisiminimai kažkokie gal kaip ir karminiai ryšiai, kažkokios neužbaigtos programos ar kažkokie įsitikinimai, kad mums atrodė, kad ateityje jau nebus geriau ir todėl mes liūdėjom ir matėm tik tai tas tuščias taurės, o nematėm tų pilnų, bet dabar matosi, kad vyksta šiuo metu tokie stiprus procesai, kad vėl persitvarko energijos ir susirikiuoja naujos užduotis mums, kažkokie patyrimai, pamokos, ką mes turėsim praeiti šiais metais ir kažkokia liktai magija, alchemija ir kasgi bus nauja, kad mes išeisim iš šitų
liūdesių, iš šitų prisirišimų prie praeities ir mes eisim į ateitį ir kursim, kad tai vyksta šitokie procesai, kad taip ta praeitis buvo nuostabi kaip saulė, todėl matyti ir laikė kažkokios situacijos labai malonios buvo, bet jau metas išeiti iš to ir kažkokie magiški procesai alchemiškai vyksta. Galbūt ir čia mes išspręsdami tas programas, tas situacijas, tai atliekam ir kad mes išeisim, ateitis bus, kad išeisim iš šitų prisirišimų praeities ir mes vėl pamatysim tas pilnas taures ir pradėsim džiaugtis gyvenimu ir kurti. Ir naujas pamokas praeiti, ir mes atrasim tą naują saulę, naują tą lygmenį, tą džiaugsmą ir laimę, ir pasižiūrėsim, kokia šiandien diena. Tai diena yra 9 taurės, tai reiškia, kad tokia svajonė išsipildymas, laimė, džiaugsmas, kad matyt gerai mes čia jausimės ir 7 lazdos, tai tokios kaip ir ribų toks laikymas, atsiribojimas ir mirtis. Tai matosi, kad vyks tokios transformacijos, kad mes, jeigu mirtis, tai yra atgimimas ir mirtis tokia korta, kuri sako, kad šitas procesas vyksta ilgai. Tai ne vienos dienos čia darbas ir matyt, tai praeity vyko tokios stiprios transformacijos ir tai atsispindi ir aplinkoje, gamtoje, visur matosi tie pokyčiai ir mūsų elgesys keičiasi, tiesiog norisi mums elgtis kitaip ir susitvarkyti tą savo gyvenimą, eiti į priekį ir visa visata padeda ir žvaigždės ir matosi apie ką tos transformacijos, kad mes kažkaip atlaisvinsim tas savo ribas. Tai 7 lazdos kalba apie tokią situaciją, kai žmogus norėjo gintis, neprisileisti savęs, jam atrodė, kad kažkas jį sužeis, skaudins, ar kažkaip jam atrodė, kad jam geriau vienam ir tenai jisai jaučia tokį saugumą, pasitenkinimą ir neprisileisdavo kitų žmonių, bet dabar matosi, kad šiandien vyksta tokia transformacija ir jinai dar pažengia į priekį sparčiai, nes kaip sakau, ta mirties korta, kuri kalba apie transformaciją, apie tokią mirtį ir atgimimą, nes čia irgi tokios gėlės, vienas matyt nuvytę, o kitos jau skleidžiasi, tai kasgi čia skleidžiasi, tokia energija, kad mes norim džiaugtis tuo gyvenimu, kad mes suprantam, kad mūsų norai pildosi, kad tai įmanoma ir matyti ir pajusime šiandien ir tą tokį dėkingumą, užpildymą, pilnumą, kad šiandien vyksta apie tai yra ta transformacija, kad mes išeinam iš tokių gynybos, atsiribojimo, mes einam į atvirumą, į bendravimą, į tokį priėmimą. Ir kokiegi mes šiandien esam. Tai čia yra 4 taurės, tai taip pat kalba apie tai, kad mes tokį jaučiame ir kaip ir persisotinimą, kad matyt čia kalba ir pirmą, kai kalbėjau apie tas situacijas, kad tai panašu kaip ir 5 taurės, tik tai čia toksai liūdesys dėl praeities, o čia tai yra toksai persisotinimas, kad kažkokie nepavykę reikalai mus įstūmė į čia ir mes praradom optimizmą ir tikėjimą savimi. Ir kasgi daugiau, tai yra imperatorius. Ir yra karalius monetų.
Taigi, čia matyti tik tai kažkokią nuotaiką, tokios aplinkybės, nes iš tikrųjų tai mes esam daug stipresni negu šita situacija. Jeigu mes esame imperatoriai ir karaliai monetų, tai esam tokie persisotinę imperatoriai, karaliai, tai kalba apie tai, kad matyt šiandien tik tai tokia situacija, bet galimybės tai nuostabios, kad jeigu imperatoriai, tai tokie žmonės, 4 stichijų valdovai, kurie moka ir mylėti, ir protingi, ir kurti tą imperiją, ir protas jų aštrus, ir jie turi ir matyti, ir patirties gyvenimiškos, ir matomi tokie ryškus, ir turi tą viziją, kaip tai turi atrodyti gyvenime, kad jie turi planų ir taip pat jie žino, kaip tai realizuoti, kaip materializuoti, nes imperatorius tai yra tokia energija, kuri gali sukurti, įgyvendinti tos planus, tai yra vyriška energija, kuri planuoja, strateguoja ir turi viziją, ir turi išteklių, ir moka pritraukti tos pagalbininkus. Ir taigi šiandien mes esam tokie, kad tikrai tokia stipri energija ir didelis potencialas šiandien veikti ir galima tikrai daug ką sukurti. Ir tai taip pat kalba ir karalius monetų, kad apie tokį ir materialinį pagrindą ir kažką materialaus mes galim sukurti, ar kažką galbūt, tai gali būti sėkminga diena kažkam pirkti, parduoti, kažkokiem finansiniam sandoriam, ir tai nereikia pasiduoti šitoms energijoms, kad jau viskas buvo ir niekas čia neįdomu, tai galbūt kažkoks tik tai iškils akimirkos toksai kaip prieskonis ir kažkokia energija, bet iš tikrųjų tai mes esam stiprus ir šiandien tokios vyrauja vyriškos energijos, nes ir imperatorius, ir karalius, tai kalba apie tai, kad šiandien mes esam tokie pasiekėjai, kad mes galim pasiekti savo tikslų ir tikrai neverta pasiduoti šitam kažkokiam liūdesiui, persisotinimui, nes tai diena ne apie tai, kai tokios stiprios energijos ir galimybės, tai reikia tuo ir pasinaudoti. O kokia tada staigmena šiandien laukia? Tai riteris monetų, tai reiškia, kad tikrai čia ir toliau ta istorija tęsiasi, kaip ir karalius monetų, kuris kalba, kad apie tokias geras galimybės kažką pirkti, kaip parduoti, ar sakau, kažkokį sandorį turėti, tai čia ir staigmena bus apie tai, kad mes ir veiksim, nes riteris monetų tai apie tokią veiklą, ne vien tik tai kažkokį planą ir strategavimą, bet ir apie veiksmą. Ir yra pažas monetų, tai taip pat apie materiją, apie veiksmą, ir yra bokštas, kad matyt kažkaip pasikeis elgesys dėl kažkokių tokių finansinių sprendimų ar kažkokių veiksmų, kaip mes elgsime su materija. Man atrodo dabar, kaip ir sakau, iš ryto man pasijautė tos tokios energijos, kad norisi tvarkytis ir norisi kažką veikti. Taigi šita žinutė yra, nes ir tai atspindi mano tokia nuostaba, kad tai vyksta ir matyti tokios energijos ir čia atsispindi šitose kortose tai, kad labai staigiai, netikėtai, kai bokštas, kad nieko mums nereikėjo daryti, bet atėjo laikas, žvaigždės susidėliojo ir mūsų elgesys pasikeitė ir kad dabar mums norisi veikti, tvarkytis tą materiją,
kad norisi kažką tvarkyti savo namus, susidėlioti daiktus ir ne taip, kad tik tai kažkaip planuoti, strateguoti ar galvoti, ką aš čia įsigysiu, bet šiandien matyti jau ir jaučiasi, tai ir bus tokia diena ir tai bus staigmena, kad mes tiesiog ir veikiam, kad kažkoks yra kvietimas ir mes tam paklūstam, kad mes šiandien tvarkomės namus ir aplinką ir galbūt kažkokius atsisveikinam su kažkokiais daiktais, kurie nereikalingi ir kažkokius gal įsigijom naujus, kurių mums reikia. Tai ir mums kažkaip turbūt ir staigmena, kad tai vyksta šiandien natūraliai, kad nereikia savęs kažkaip versti, kad tiesiog norisi savaime ir darbai tirpsta rankose, kaip sakom, tai tokios gražios energijos ir visata mums padeda tai realizuoti ir šitos kortos kalba apie tai ir tai yra staigmena. Ir kokia yra pamoka? Pamoka tai riterius taurių, turbūt, kad verta į šitos visus darbus įdėti ir širdį, ir toliau yra ir pažas taurių, tai irgi apie tą širdį ir aukščiausias žinys. Taigi pamoka tai yra, kad turbūt į savo tas veiklas, tai ką mes darysim, tas naujas pradžias ir čia kaip gražiai irgi žiūriu susidėlioja, čia pažas ir riterius buvo, irgi pažas ir riterius monetų, o čia dabar pažas ir riterius taurių, kad pamoka yra tokia, kad tiesiog atverti tą širdį, kad eiti su meile ir eiti su išmintim, kad tiesiog verta kažkaip atsigręžti į tas žinias ir panaudoti tai, kad prisiminti galbūt kažkokius ir darbus atliekant, prisiminti kažkokius patarimus, kaip tai atlikti geriau, galbūt kaip tai susitvarkyti namus yra ir senolių išmintis, ir visokie šaltiniai yra, ir internetas, ir draugų patarimai, ir mūsų gal kažkokie patirtis, ką mes seniau darėm ir mums pavyko, tai yra patarimas, kad prisiminti, kad pasinaudoti tą išmintimi, kad šiandien elgtis išmintingai, kad jeigu kažkokius darbus, tą materiją mes norim tvarkyti, kurti, atlikti, tai daryti tai su išmintim ir kad panaudoti tas žinias ir tos išteklius, kurie mums prieinami ir kad tai taip pat daryti su meile ir kad vykdyti kažkokius pokyčius, kažkokius veiksmus. Galbūt tai yra ir šitos kortos iškrito taurių, kalbančios apie meilę, tai galbūt ir pasiduoti, tai ta meilės jausmai, galbūt tai gali būti ir toks pamoka, kad verta kažkaip ir pradėti gal kažkokį meilės ryšį, jeigu tai yra pažas taurių, tai kažkokios naujos pradžios ir gal tai gali būti meilės srityje ir riterius taurių, tai taip pat apie veiksmus kažkokius meilės srityje ir kad tai yra aukščiausias žinys apie tą išmintį, tai kad patarimas taip pat, kad galbūt, kad jeigu tu esi tas išminčius, tai tu ir ieškok to kitą išminčiaus, kaip antra ta pusė, kad kortų patarimas galbūt tiems, kurie ieško santykių, kad čia šitas išminčius, tai yra du veikėjai, paukštis ir žmogus, tai kad gal tu jeigu ieškai tos antros pusės, tai taip pat šiandien tau patarimas, kad
kad tu ieškok panašaus į save, tokio išmintingo žmogaus, protingo, kad jūs galit būti vienas kitam ir mokytojai, ir mokiniai, nes kaip sako, toks tokį pritraukia ir kiekvienas mokytojas randa savo mokinį ir kiekvienas mokinys savo mokytoją, tai gali būti čia toks ir patarimas, jeigu tu ieškai meilės, kad kaip pažas tu dairaisi ir kaip Riteris tu jau kažkokius veiksmus darai ir nori, kad tai atsitiktų, tai tu ieškok panašaus į save ir galbūt panaudok savo išmintį ar kažkokius patarimus išmintingų žmonių, kaip tai daryti ir kad tai gali atsitikti. Ir toliau pasižiūrėsim, koks yra kortų patarimas. Tai yra Riteris kardų, kad matyta apie protą, kad pasinaudoti ir išmintimi protų ir kad tai būtų veiksmas. Ir yra čia pažas taurių, tai ne pažas, o tūzas taurių. Ir pasižiūrėsim, kas daugiau. Ir 10 taurių. Ir dargi iškrito viena korta, tai 5 kardai. Taigi yra patarimas matyti, kad baigti šitas situacijas, kaip ir matėm, tą liūdėsi tokį ir iškrito, gal čia kaip toksai prisiminimas, kad to dar kažkiek ir yra ir turbūt to bus visada kažkokių prisiminimų, kažkokių nuosėdų apie tai, kas buvo praėjo, bet šiandien tu tiesiog kaip Riteris kardų, tu rinkis tos išmintingus sprendimus, kad tu atverk tą širdį, nes tūzas taurių tai naujos tokios pradžios ir tokios galimybės, kaip vienetas yra toks stiprus ryšys su šaltiniu, su kūrėju ir ta visa visata, tos energijos keičiasi ir nauji metai, naujos pradžios ir tu gali gyventi kitaip. Taigi tu pasielk išmintingai ir tau yra galimybė pajusti tą jausmų pilnatvę, kad išsipildytų tavo norai kaip 10 taurių. Jeigu tu ieškai kažkokių gal ir meilės santykių, tai yra įmanoma, kad naujai pažvelk į situaciją, paleisk tai, kas buvo ir kad tavo norai gali išsipildyti. Ir taip, tai šitų situacijų prisiminimų kažkokių visada jų bus, bet tegu tai būna tavo patirtis, padėkok už tai ir pasinaudok, nekartok tų klaidų, kas tave skaudino, tu išmokai, atskyriai galbūt tos situacijos ir buvo tam, kad tu suprastum geriau, pažintum save, pasaulį, visatą ir suprastum, kad pasaulis yra dualus ir kad išmoktum pasakyti taip ir išmoktum pasakyti ne ir suprastum, kas tau tinka, kas netinka, kad tai yra dėl tokio augimo, pažinimo tavo šitos situacijos. Jos gyvenime atsitinka, bet tu eik į priekį, nes tau tokie dideli šansai suteikiami, tos naujos pradžios ir ta taurė jausmų, galimybių ir pasinaudok tuo ir taip pat pasinaudok savo išmintim protu ir jeigu yra Riteris kardų, tai tu ir veik, ne vien tik tai kažkaip mąstyk, bet daryk tu ir sprendimus ir tie sprendimai te nuveda tave į šitą išsipildymą, kad tu pasijaustum toksai laimingas ir plauktum tam vandenyne jausmų, laimės, meilės, džiaugsmo. Taigi to ir linkiu jums labai geros dienos ir naujų tų pradžių ir kaip matėm, mes esame imperatoriai ir būkim tokie mylintis ir daug gražių kortų visokių iškrito ir linkiu geros jums dienos ir dėkoju už jūsų laiką, dėmesį ir labai įdomu, kaip tai atsispindi jūsų gyvenime šitos istorijos
ir dėkoju, kad prenumeruojat, kad mes augam, kad ateityje galėsim daryti gyvas transliacijas, galėsit užduoti savo klausimus ir bus smagu pabendrauti kitaip ir gražios jums dienos ir meilės savo pasauliu ir iki kitų kartų viso.